Pasaulio futbolo čempionatas antrasis pusfinalis. Šį kartą tai bus Olandija, Argentina ir su mumis vėl Klaipėdos Granito žaidžiantis treneris Robertas Poškus. Poškus, sveikas, Robertai. Sveiki. Taigi, argentiniečiai prieš Olandus. Olandai sužaidė dar vienas sėkmingas rungtynes, nors ir nervingas, tačiau po dar vieno genialaus Luiso van Gaalo sprendimo komanda prasimušė į pusfinalį. Olandija tarsi ir neturi didesnių problemų. Argentiniečiai be Angelio Di Marijos, kas manau yra svarbu, grįžta Marcosas Rojo, grįžta galbūt Kunas Aguero. Tai yra tam tikra atsvara. Aš manyčiau, kad Olandija laimės galbūt sunkiai ir galbūt netgi ne per 90 minučių. Kaip tu manai, kaip turėtų būti ten? Aš manau, kad duodu irgi daugiau už Olandiją. Olandija žaidžia puikias rungtynės, puikų čempionatą nuo pat pradžių, rodo gerą futbolą. Argentina truputėlį gal sunkiau einasi, bus atkaklus futbolas, abidvi komandos saugosis neprasileisti įvarčio, bet aš atiduočiau už Olandus, manau, kad Olandai laimės rezultatų 2-1. Robertas sako, kad laimės Olandija. Aš sakau, kad jeigu bus baudinių serija, ją ir vėl laimės Timas Krūlis. Merginos pasiruošėm. Važiuojam. Op. Važiuojam. Op. Po vieną. Op. Op. Gerai. Grįžtam. Pasiemam kamuoliuką. Gerai, merginos, pradedam. Čia beryk pavyko. Op. Jo, gerai. Klausai, kokie argentiniečių futbolininkai romantikai? Jie taip romantiškai žaidžia, žinok, tą futbolą. Jie tokie yra nerealūs, tokie idealūs, beveik visai kaip aš. Ir iš tikrųjų labai norėčiau išmokti taip pat atsparti kamuolį vartus, taip romantiškai kaip argentiniečiai. Įdomu, ar man pavyktų ką? Ką ten tavo tie romantikai argentiniečiai? Nieko ten jie neromantiški, žinok, bet romantika yra tada, kai Olandų futbolininkas Robenas muša kairę koją. Aš irgi, žinok, kai pradėsiu mokytis kairę koją mušti, žinok, įmušiu visokių įvarčių. Nu, tu su savo romantika, tai galėjai kokių braškių skinti. Nu, mes pasižiūrėsim, kas šiandien nugalimas yra. Nu, vat ir pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim. O, Jėzus, ir vėl dėmesį. Varžybos gyvai orangulas.lt